Pirmosios pagalbos žinios – tai svarbiausias komponentas jūsų vaistinėlėje. Vaikų nudegimai yra dažnai pasitaikanti nelaimė buityje. Atminkite, kad mažamečių vaikų oda yra 5 kartus plonesnė nei suaugusiųjų. Todėl net ir atvėsusi kava, senokai išjungta kaitlentė ar ilgesnis laikas saulėje vaikui gali tapti nudegimo priežastimi. Dažniausiai maži vaikai apsipliko nesaugiai paliktais karštais skysčiais – kava ar arbata. Nudegimo atveju pažeistas vietas kuo skubiau atvėsinkite po drungnu nutekančiu vandeniu. Nudegimą vėsinkite tol, kol pranyks skausmas, tačiau neilgiau kaip 20 minučių. Tik atvėsinus žaizdą galima saugiai nuimti drabužius bei nudegintą paviršių sutvarstyti. Įsidėmėkite, jog nudegusių vietų negalima tepti riebalais, kremais ar kitais tepalais. Esant dideliems mažamečių vaikų nudegimams, reikėtų iškviesti greitąją pagalbą arba patiems nuvežti vaiką į gydymo įstaigą. Informaciją parengė Vilnius sveikiau, geros savijautos biuras. Sužinok daugiau.